Nu tai sveiki, draugai. Sveiki sugrįžę į 100 dienų Python iššūkio. Šiandien turime 10 dieną ir nusprendžiu, jog nepradėsime naujos užduoties, kadangi vakar taip puikiai mums sekėsi susikurti savo mini kontaktų knygą. Tai nusprendžiu, jog šiandien mes ją patobulinsime ir patvarkysime tam tikras klaideles, kurias pastebėjau. Taigi, prieš pradedant norėjau pasakyti, kad jeigu tu, kaip ir aš, lauki vasaros šiltų orų, uždėk laiką, o jeigu tau dar ir patinka, ką aš čia darau, paspausk subscribe mygtuką ir varpelį. Taigi dabar, kadangi viską pasakiau, galime ir pradėti. Ką šiandien darysime? Taigi, kaip ir minėjau, mes tvarkysime mini kontaktų knygą, o kaip tvarkysime, tai mėginsime pašalinti kuo daugiau besikartojančio kodo. Sekantis žingsnis, ką darysim, tai input validacija. Kaip pavyzdys, kad neleistų tuščio vardo ar telnr, bei tikrinsime, kokią mums reikšmę paduoda. Jeigu yra vardas, kad nebūtų raidžių skaičių, nors gali būti skaičius, jeigu tu jonus turi. Na, dar eigoje pamatysim, kągi mes čia padarysim. Tada pridėsime pirmą sykį main funkciją ir kada daisim iki jos, pamėginsime pasiaiškinti, ką jį daro, nors iš tikrųjų nemeluosiu, pats labai gerai nežinau, tiesiog visą laiką naudoju, nes taip reikia. Tai eigoje pamatysime. Ir ką, manau, vienas iš įdomiausių dalykų, tai ką padarysime, saugosime telnr, gal kontaktus, geriau, kontaktus į JSON failą, ko pasekoje, kai praeitą sykį testavimą mes matėm, jeigu mes paspaudžiam, išeinam iš programos ir įeinam, mūsų kontaktai išnyksta. Taigi, kada saugosime juos į JSON failą, jie išliks netgi ir perkrovus mūsų programą. Taigi, nieko nelaukim ir važiuojam. Ką visų pirma padarykim, tai sukurkim naują failą. Tai touch. Galbūt ne čia reikėtų, mes esam D, galint jo taip, touch, D10 ir sukuriam naują failą, kontaktai.json ir patikrinkime D10, taip, sukūrėme naują failą. Jis bus tuščias, galim atvaizduoti, D10 kontaktai JSON, taip, nieko nevaizduoja, jis yra tuščias, kaip ir turėtų būti. Tai visų pirma, ką mums reikėtų padaryti, tai antras jau dalykas, nebe pirmas, tai importuojam bibliotekas, tai biblioteka JSON ir biblioteka import, kad mūsų programa galėtų dirbti su failais esančiais mūsų aplankale. Tai sukuriam kintamai kontaktų failas ir, kaip žinom, jis yra tam pačiame aplankale, kaip ir mūsų main.py, dėl to kelio į kito nereikia nurodyti, tačiau jeigu būtų kitame folderyje, tada mums reikėtų nurodyti pilną kelią iki jo. Ir sekantis žingsnis, pridedam naują funkciją, tai def įkelti kontaktus iš mūsų JSON failo ir if os patch exists ir koks pathas, tai būtent mūsų kintamasis kontaktų failas. Jeigu mūsų kontaktų failas egzistuoja ir tada with
Open, atidarom, mūsų kontaktų failas, ką norim padaryti, read, skaityti ir encoding yra lygus UTF-8 formatui, SF ir sekantis žingsnis mes returninam. Matau, kad kažkur padariau klaidą, pamėginkim return JSON load F. Gerai, tikrinkime, kur čia aš įvėliau tą klaidelę. Turim open, with open, kontaktų failas, read ir čia praleidau kablelį. JSON loadas ir tada dar sykį grąžinam return save. Sekanti, dar viena nauja funkcija, tai def išsaugoti. Galbūt šitoj vietoj, kadangi mūsų kodas labai daug vietų skiriasi, reikės jį pravalyti ir daug ką galėsime pratrinti, kadangi nebesaugosim kintamajam, tai keičiasi ir pridėjimas, ir ištraukimas. Išsaugoti kontaktus ir kontaktai. Mums reikia paduoti į mūsų būtent kontaktus ir with open kontaktų failas. Ką dabar? Pirmai darėm read, dabar turim write. Ir lygiai tas pats encoding lygų UTF-8 ir kartojasi S. Slow down. SF ir vėl mes grąžiname su return JSON load F ir vėl lygiai taip pat gal meluoju, nereturninam šito vietai, o dumpinam, nes mes įkeliam kontaktą, o nebeskaitom dump ir tada kontaktai F su S false reikia. Šiandien mėginsiu labai daug neaiškinti, kad neįsiplėstų video, tačiau jeigu įdomu, tai galit užvedus ant kiekvienos funkcijos, ar nesvarbu, ar mes ją sukūrėm, ar kintamoje, užeiti ir pasiskaityti, ką jisai reiškia. Jeigu kažkurioje vietoje įdomiau, arba norėtumėt, jog daugiau apie tai pakalbėčiau, ar padarytume daugiau pavyzdžių, rašykite į komentarus ir mes tada apie tai aptarsim. Nebijokit, nesikandžioju ir mielai lauksiu jūsų komentarų. Ir indent 4. Taigi, sukūrėm dvi funkcijas. Dabar sukurkim dar vieną naują funkciją, kad rodyti. Kontaktus ir lygiai taip pat kontaktai. Parametras, kuris mums yra reikalingas. Nežinau, pamėginkim galbūt šitą kodą išsitrinkim kol kas ir jeigu reikės įsipeistinsim, ko mums reikės, kad nesitrukdytų ir nesipainiotų, kad jog matytumėt geriau, jog mes kūrėme naujas funkcijas kiekvienam veiksmui.
kad galėtume kartoti vėl ir nereikėtų rašyti papildomai kodo ir rodyti kontaktus. If kontaktai, jeigu mūsų kontaktai nėra tuščias, tada printinam, atsivaizduojam naują eilutę, kontaktai ir tada galim naudoti for loop, for vardas ir telefonas, in kontaktai, items. Ir jeigu egzistuoja, viskas tvarkoje, tada print. Susiformatuokim, nes mums reikės vardas ir telefonas. Jeigu nėra, ką mes turim daryti? Else ir printinam print kontaktų nėra. Super, turim 3 funkcijas, tai viena iš jų įkelti kontaktus, tai įrašyti į mūsų failą, išsaugoti, tiksliau įkelti priešingai, tai yra ištraukti iš mūsų failo duomenis, išsaugoti, tai įrašyti, ir tada rodyti kontaktus, jog iš failo atvaizduotų visus mūsų turimus kontaktus. Jeigu jų nėra, išveda klaidą, kontaktų nerasta. Taigi, sekantis ką darom, tai sukuriam naują vėl funkciją. Praeitą sykį mes darėm viską viename, tai dabar išskiriam, taip kaip ir turėtų būti, ieškoti kontaktų, kontakto vieną galbūt. Ir vėl paduodam kontaktai. Ir tada paklausiam vardas, lygu, nebūtinai jo turi būti stringas, nes gali būti ir su skaičių gale, bet vis tiek tai tada gauna stringas. Galima jo realiai iš karto nusistatykime, jog mes norim stringo. Ir tada padarysim klaidų tvarkymą. Įveskite vardą. Paieškai. Kamgi mums tą vardą įvesti. Ir tada gale naudojam strip. Kadangi jeigu yra tarpų bereikalingų, kad juos panaikintume. Nes praeitą sykį mačiau, jog strip nepanaudojam ir vedus išsaugant vardą, jeigu padarai tarpų, gale arba pradžioje ir po to į paiešką rašysi be tarpų, tiesiog rodys, kad toks kontaktas yra nerastas. Ir jeigu mes telefonas, įkintami telefonas, pasiemam kontaktai get ir vardas pagal būtent tą itemą, kur mūsų įvestas vardas atitinka parametrą get vardą. Ir jeigu telefonas egzistuoja, mes atvaizduojam būtent tą telefono numerį, kurį ieškojam su vardu. Vėl pasidarom formatavimą ir tada vardas ir telefonas. Kągi vėl turim padaryti? Turim, jeigu toks telefonas neegzistuoja, rašom else, print, kontaktas nerastas. Kągi, turim skaitimus, dabar mums reikalinga dar viena funkcija pridėti kontaktą, jo galėtume pridėti naują kontaktą į mūsų telefonus knygą. Bet jūs galite sakyti, mes jau darėm įrašyti. Tai čia yra 2 skirtingi dalykai. Šita funkcija įsaugo kontaktus, tačiau į failą. Būtent ši funkcija atlieka išsaugojimo faile funkciją, bet mums reikia sukurti visą logiką, kuri pridėtų kontaktą ir tik tada išsaugotų.
Tai judam tolyn. Čia šiek tiek didesnė funkcija turėtų būti, nes mes paklausėme vardas, tai koks mūsų vardas ir vėl input. Įveskite vardą. Padarom strip iš karto, kad neprisidėtume bereikalingų tarpų ir if not vardas. Iš karto padarom patiklą, jeigu vardas yra nerastas, atvaizduojam klaidą, ir vėl vardas negali būti tuščias. Ir jeigu viskas tvarkoj, praleidžiam tolyn. Sekantis dalykas, ką turim paklausti, tai realiai lygiai tas pats, tiesiog su telefono numeriu. Telefonas lygu input. Įveskite telefono numerį. Ir lygiai taip pat strip, jok tarpu. Vėl neprisidarytume ir if not telefonas. Vėl atvaizduojame klaidą. Telefono numeris negali būti tuščias. Ir tęsia. Grįžtam į pradžią, jeigu ši funkcija suveikia. Gerai, turime input laukelius su šiokia tokia patikra. Ir tada, jeigu if vardas in kontaktai, jeigu vardas yra kontaktuose, perrašyti šitaip input. Pasidarom F, kontaktas ir pasidarom šitaip. Vardas. Jau egzistuoja. Arba jau yra. Biškį trumpesnis. Perrašyti. Taip arba ne. Taigi, ką mes čia klausiam, jeigu mūsų kodas mato, jog jau yra sąraše toks vartotojo vardas, mes galime jį perrašyti naujų telefono numerių. Jeigu ne, tada viskas tvarkoja. Taigi, atgal, sugrįžkim. If. Judam. If perrašyti lower, padarom mažasiam raidėm, nėra lygus t, tai ką darėm taip, tada print kontaktas nebuvo perrašytas, tačiau jeigu ir return, jeigu vis dėlto nėra, mes pasirinkom taip perrašyti, tada mes grįžtam į pradžią ir kontaktai vardas lygu telefonas. Ir dar sykį iškeičiam funkciją, išsaugoti kontaktus ir mūsų kontaktai. Čia kažkokia klaidelė yra.
Čia kontaktai. Čia padariau klaidą. Kontaktai. Ir čia kontaktai. Kas čia dabar nepatinka? If vardas. Čia gal dar kažkur padariau klaidą. Jo. Kontaktai. Čia kontaktai. Viskas gerai dabar. Trijose vietose sugebėjau mispelingus padaryti. Ir gerai. Saugom. Kontaktai. Ir tada print. Kontaktas pridėtas ir išsaugotas. Ir viena iš paskutinių funkcijų, realiai paskutinė, bet didžiausia. Matau iš tikrųjų, kad jau video yra 21 minutės nuo pradžių, tai manau, jog darom pauzę čia ir sugrįžtam rytoj su mūsų kontaktų mini knyga. Kas mums liko padaryti, tai sukurti funkciją mini kontaktų knyga, kuris saugo visus kontaktus, įkelia kontaktus, atvaizduoja ir daro while true ciklą, kol mes padarom breiką ir iš mūsų meniu pasirinkus atvaizduoja tam tikrą veiksmą. Tiksliau neatvaizduoja, o įvykdo. Tai principė labai panašiai kaip darėm praeitą sykį. Tai manau šiandienai tiek. Nepamiršk paspausti like ir subscribe. Bei susitiksime rytoj. Ačiū, kad buvai ir iki.